parodyti, ką nusipirkau. Tai batončiks. Šį visai neblogai gavos. Tada 5 kavytės. Jogurtas nukainuotas, tai šiandien kepsiu blynų. Tai sunaudosim. Tada rytoj darysiu kugelį, tai pamatysit. Tai pasiėmiau svogūniuko, grietinės. Pienui buvo akcija dvaro 2,50 ir bulvių. Ir už viską sumokėjau tik 8 eurus. Tai visai normaliai. Bulvių jaučiu koks 2 kilai. Nu jo, čia piens irgi 2 litrai. Grietinės normaliai 400 gramų. Nu blemba, šiaip gerai visai. 8 euriukai visai nedaug. Tai labutis, žodžiu sveiki atvykę į mano naująjį vlogą. Tai sugalvojau, kad noriu padaryti šio savaitgalio pirmąjį šių metų vlogelį. Tai iš tikrųjų šiandien mano diena yra visai neplanuota. Aš net nežinojau, ką veiksiu. Tiesiog vakar labai norėjau išsikrauti, tai nuėjau miegoti tik tais 3 valandą nakties ir įsimegojau beveik iki 1. Tai žinokit, savijauta nuostabi. Tai ką, naujieji metai, naujos pradžios, nauji tikslai, taip. Tai susigalvojau tokį mini sąrašiuką, tai realiai jau viską pasidariau po 5. Tai labai faina, nes išėjau dar kol buvo saulytė, bet žinokit, laukia tai žiauriai šalta, tik -2, bet jaučiasi kaip -10. Tai parėjau realiai pavėjui, tai labai gerai. O šiaip dar noriu susirašyti, aš mačiau labai gerą idėją. Susirašyti kiekvienos savaitės planus. Tai aš seniau taip darydavau, nes turiu savo planerį, į kurį viską susiplanuoju. Aišku, gal ne visą laiką gaunasi taip, kaip susiplanuoju, bet va šiandien pasirašiau labai nedaug darbelių ir žiūriu, kad man čia visai gerai sekasi. Tai sakau, labai atsikėliau geros nuotaikos, su energija. Tai vat, norėjau ir tą skinkerą pasidaryti ir pradėjau medituoti. Tai buvau kelias dienelės nustojusi. Tiesiog aš savęs nevaržysiu labai baisiai, kad ten kiekvieną dieną tiesiog, vat, kada turėsiu, atrasiu to laiko, kada tiesiog nebus labai užimtos dienos, tai visą laiką pamedituosiu. Tai jau realiai meditavau 3 kartus, tai 2 prieš naujus ir dabar šiandien sugalvojau. Tai iš tikrųjų labai faina, nes tas jausmas, kai tu įsijauti į tą kvėpavimą, tai yra labai fainai. Tai šiaip čia yra vienas iš mano tikslų, kai dariau tą paveikslą, kad norisi tos ramybės, tos meditacijos, susikaupimo tokio galbūt. Tai vat, o šiaip dar noriu ir susirašyti, ką man reiks nusipirkti ateičiai dar, kai jau gausiu pinigėlius ir galėsiu viską pirktis. Tai jūs viską pamatysite iki mano vaikelio gimimo mano vloguose. Tai dar daug ką nufilmuosiu ir į Contribui. O po to nežinau, ar kai gims vaikelis pasiliksiu dar YouTube'ai, galbūt rečiau kelsiu visai, nes vis tiek bus nauja pradžia, vis tiek bus veiklos ir užsiėmimo to ir tiesiog galbūt neturėsiu tiek jėgų kažką jums rodyti, bet stengsiuos kelti į Contribui. Tai jeigu dar manęs nesubscribini Contribui ir tau bus įdomu mano gyvenimas tiek iki vaikelio ir tiek po vaikelio, kai jau turėsiu aš jį, tai gali pasisubscribinti mane
ir ten matysi visą mano gyvenimėlį. O kas dar fainaus įvyko, kadangi jau senai šnekėjau, tai vis tiek dar šiandien jokio balselio negirdėjot mano, tik matėt, ką veikiau, tai labai fainas dalykas, nes kažkur po 2 ar 3 metų vakar susitikau su savo pusseserė. Tai realiai ją vienintelę turiu, su kuria bendrauju. Kita yra užsienį, tai ir šita buvo išvažiavusi į užsienį, tai dabar grįžo ir vat po tiek metų mes vėl susitikom. Tai jeigu žiūri mano video, tai žinau, kad aš labai džiaugiuosi. Tai nežinau, gal praleidom kokias 5 valandas, spėjom 3 filmus per lanką pažiūrėti. Ir šiaip apšnekėti realiai didžiąją dalį visko, kas įvyko per tuos visus 3 metus. Tai tiesiog labai fainai. Galbūt dėl to ir šiandien tokia puikia diena, net nežinau. Tai vat. Šiaip viskas gerai. Lakstau pas daktarus. Tai realiai bus tik 1 laisva savaitė, kada nekeliausiu pas daktarus. Nes kitą savaitę irgi 2 dienos skirsiu daktarams, po to jau bus didžiausias laukimas, kad bus echoskopas, per kurį matuos vėl viską mano vaikelio, tai ten galvos dydis, rankos, kojos ir panašiai. O šiaip labai greitai laikas eina. Nežinau kaip jums, bet man tai labai greitai eina. Sausis visai geras kol kas, aišku, dar tik 4 dienos praėjo, bet vis tiek tikiuosi viskas bus gerai, tiek jums, tiek man. Ir ką, nebeužsipliurpsiu, tiesiog noriu jums palinkėti gražių metų, laimingų metų ir tikiuosi tie metai bus jūsų kaip augimo, jūsų kaip išpildymo visų tų tikslų, kurių jūs norite, svajonių, norų ir panašiai. Ir tiesiog tikiuosi liksite su manimi, kad ir kiek aš čia dar būsiu, stengsiuosi jums kuo daugiau visko parodyti, o tiems, kam nepatinka mano pliurpalai ir mano rodomas turinys, tai tiesiog nežiūrėkit. Ir ką, keliaujam valgyt, gamintis ir žiūrim, ką čia veiksim toliau.
Nu tai sveiki, noriu parodyti šiandien jums labai trumpą tokį Sheino haulą, ką buvau užsisakiusi savo jau ligoninę dėtis. Tai ką pirkau vaikučiui, tai pamatysite kontribį, o ką nusipirkau savo ir noriu pasidalinti. Tai labai norėjau išbandyti rankšluostį, nors vieną pasimti. Tai žodžiu, tokį vat gražų mėlyną pasiėmiau. Pas mane dabar dominuoja šitą spalvą, netgi šepetėlis yra tokios spalvos. Tai žinokit, nu žiauriai geras, minkštas, gerai sugeria, labai fainas. Tada pasiėmiau pižaminės kelnes. Bet nežinau, jeigu truputėlį sustambėsiu, tai nežinau, gal ir jau nebetiks man jos, bet tikėkime, kad per daugiausiai nesustambėsiu, nes kaip tik jos man yra. Nu, tokios fainos, paprastos tiesiog. Kelnikės, va jau šviečia. Pasiėmiau tokias 2 lempas, kurios nuo judesio užsidega. Šiaip labai tokios ryškios lempukės. Tai čia užsiklijuoja toks lipukas, jos kraunasi su laideliu, tuo tiesiog USB. Ir yra tokie kaip magnetukai. Nežinau čia. Ir tik pajudini ir iš karto jos čia veikia. Tai pasiėmiau 2. Važiuokit. Veikia iš karto. Ir tokius naktinukus, kurie irgi man yra realiai kaip tik. Nu, aišku, jeigu dar truputėlį paaugs pilvukas, jie man dar tiks. Bet norėtųsi didesnių, tai galbūt jeigu darysiuos dar vieną siuntą, užsakysiu didesnius. Tai žodžiu, tokie vat geltoni, nežinau, ar jums čia matosi gerai. Iš Daisy. Tai labai gera medžiaga, medvilninė. Tai aš ir norėjau pasimti, kad būtų medvilninė medžiagytė. Tai L dydžio jaučio aš ėmiau juos. Arba M, arba L. Kelnės irgi kažkas panašaus. Vat ir viskas. Ir ką šiandien nuveikiau. Kaip matė, įsikepiau blynų, tai kažkaip pagalvojau, kad gal kepsiu geriau ryte, nes kadangi vis tiek vakare būčiau nebevalgius. Tai įsikepiau šiandien ryte, visai neblogai gavos, gal truputėlį perskista tešla dėl to, kad per daug pridėjau jogurto, bet viskas gerai gavos, viskas labai skanu, skaniai pavalgiau ir kaip matote, esu labai gražiai susitvarkiusi plaukus. Tai išbandžiau pirmą kartą tą garbanoklio galą, tai visai pavyko, vat, tokia jau greita šukuosena. Visai dienai realiai, tai man labai patinka, tai truputėlį ir priekius tuos pasisukau, tai sakau, reikia išbandyti, kaip ten veikia, tai žinokit, grifką tik paėmiau ir iš karto vat, man susuko. Tai ką, šiaip jau yra 4 valandos, nežinau, šiandien laikas tai sprogsta, vakar tikrai lėčiau ėjo, nors vakar ilgiau miegojau, bet šiandien irgi kažkas panašaus atsikėliau, tai ką, man šiandien dar liko. Nu, dar yra darbų tikrai, bet nežinau, ar šiandien aš juos įgyvendinsiu visus, nes vakar tai pasidariau realiai visus. Svarbiausia, man šiandien dar kugelį įsikepti. Tai vat, o kugelį tai tikrai pamatysit. Dabar keliauju tada nufilmuot aš jums medžiagėlės į kontribį ir galėsite užsukti ten pažiūrėti, ką aš nusipirkau dar iš Sheino vaikiukų.
žinokit, žiauriai skaniai pavalgiau. Labai gerai viskas gavos, gal čiut persūdžiau, bet man gerai. Man kai dabar labiau surumas patinka, tai man viskas nuostabu. Tai tikriausiai gal kokio ten šaukštelio vegetos mažiau reikėjo įdėt. Tai va, eisiu tikriausiai editinti savo videkėlius. Tai tikriausiai daugiau nieko ir nebepafilmuosiu, tai noriu su jumis atsisveikinti. Tai eglutę pasilieku rytoj nusipuošt, nes šiandien jau ir taip daug realiai darbų pasidariau. Ir šiaip kažkaip labai greitai diena praėjo. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Nepamirškite manęs pasisekti Instagrame, nes ten būnu aktyvesnė. Ten galite matyti mano kiekvienos dienos veiklas. Ir viską, kas susiję su manim. Tada galite dar pasiekti mane ir TikTok'e, pasisubscribinti Contribui, jei norite. Ir ką, ačiū dar kartelį, kad žiūrėjot. Ačiū, kad buvot. Nu ką, grįšim vėl į filmavimus. Sakau, rečiau bus, bet pasistengsiu vis kažką, jeigu įdomiau veiksiu. Ir šiaip jau, kai prasidės visokie pirkimai, tai jums viską parodysiu. Tai va, dar kartelį dėkoju ir iki kitų mano video. Čiau.